Sveiki, tai noriu trumpai pristatyti bandymus, kuriuos atlieku, kuriuos planuoju atlikti. Tai vienas iš nedaugelio tokių yra šiltnamis pavasarį. Tai yra indikatorius šilumų mikroklimatas, kuris parodo, ar dar sudygs piktžolės, kokios sudygs, jos tada mikroklimate paauga, anksčiau sudygsta ir matom, kokius herbicidus reikės pasinaudoti pavasarį. Ar reikės, o gal net nereikės. Tai nustebino tai, kad nesudygo. Reiškia, rudeninis herbicidas buvo labai stipriai veikia, galbūt ir laukas buvo švarus. Tai vis tik tais dar šiltnamis stovi, laukiam, gal dar ir sudygs. Žiūrėsim. Ką parodė šiltnamis? Tai po 3 savaičių patikrinus kviečių lapai neturėjo violetinio atspalvio. Violetinis atspalvis augalam indikuoja, kad nepasisavina fosforo. Prie šalto oro nepasisavina, o šito mikroklimate, reiškia, jiems buvo lengviau įsisavinti. Tai jie buvo labiau paaugę, pabaigė įsikrūmyti, stiebai ilgesni ir tvirtesni. Tai tas mikroklimatas tą ir duoda. Ir jeigu būtų oro sąlygos šiltesnės, tai mes turėtumėm ir pabaigusi krūmymasi, ir stipresnius kviečius. Sekantis bandymas mano buvo padarytas iš rudens purkšti su tais pačiais herbicidais kviečiuose huminės ir fulvinės rūgštis dėti. Tai irgi maloniai nustebino tai, kad huminės ir fulvinės rūgštis, kurios į augalą patenka daugiausia per dirvą, labai tinka prie dirvinių herbicidų ir sustiprina herbicido poveikį. Tai čia yra vienu šūviu du zuikiai. Ir herbicidą sustiprinam, ir kultūrinį augalą pastiprinam. Tai pavasarį iškasus, tai kur buvo gauta huminių, fulvinių rūgščių, pas augalą buvo ir šaknis, dvigubai didesnis, galim sakyti, ar ne? Ir stiebų daugiau produktyvių ir susiformavę. Tas bandymas toks pavykęs ir smagu, kada gali ūkininkui pakankamai neužbrangiai parodyti, kaip veikia mūsų produktai, kad viens kitą stiprina ir padeda augalui duoti didesnį derlių.